Labas rytas, kolektyvas. Katrą paštyrint. Jokauju. Pašalę tai fainai. Taip viską. Nuo ko mes čia pradedam? Kaip visą laiką nuo vištų. Aišku, reikės pakeisti vandenį, nes jau matau, kad nieko gero. Įnešiau į vidų vandenį, kad jos visą laiką apspardo tą vandenį ir gaunasi prarūgęs vanduo. Gerai, vištos. Sargiai, 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 sargiai. Aha, viskas užšalę, viskas apšalę, viskas niūru. Tik žvirbliai laukia, kada atsidarys vištininkas. Oho. Neblogas ledelis. Na, kad triušės, ar yra jos, reikia pasižiūrėti, nes vakar nepatikrinau. Nu, triuškalai, kur jūs? Oho, guli. Viskas su jom gerai. Va, ir žvirbliai. Iš kojytės. Ir jums vandenuko reikia. Po to negerėt. Vakar išgėrė 30 litrų vandens. Šiti mano žulikėliai. Fainuoliai. Keletas filmavimo tipsų, kad rankos negrubtų, naudoju štai tas tokias pirštinės. Jos labai patinka man tuo, kad apsaugo rankas ne taip gelia ir vat yra galima su telefonu. Be jokių problemų su telefonu naudotis arba jutiminiais ekranais. Tai kaip reikia nustatyti ką nors ir nutelį šitai DJI, tai be jokių problemų. Ir dar vienas iš tipsų. Mikrofonas tai čia. Žiemos rūbai. O dabar viena ranka nesigauna gražiai įdėti. Eina, jau laukit, šiandien nebus avižų. Galit pamiršti. Taip, mažiukai. Kėdzukai. Norit užmest akį į mano žiemos projektus. Tai vieną iš jų parodysiu. Bet po to bus kitas video, man atrodo, įsamesnis apie tą projektėlį. O kokios duobės išgulėtos, šiltos. Nu ir va, guli ir kakoja. Visą laiką jau taip. O čia tai bardakėlis darosi lengvas, jau gal net nelengvas, o didelis. Čia reikia šitus šiaudgalius surinkti. Padėjau praėjusių metų šieno. Tai va, kokie stagarai likę. Jau šitų tai neėda. Šitus stagarus ėda tik tais triušiai. Bet, praėjusių metų prie savų ten tokią pievą, tai tokie stagarai ir gavus. Nieko, surinksiu. Tada prie viso šito bardako atsirado Java 555. Motoroleris, kurį turiu paruošti. Ne motoroleris čia, mopakas iš vis čia. Žaislas 40 kubikų. Atsiprašau, ne 40, 49 kubinių centimetrų varikliukas. Tai va, jo toks varikliukas atrodo. Įsipaišo į visą šitą kontekstą. Mini džipas, mini traktorius, mini motociklas. Viskas mini. Aš ir tuoj būsiu mini. Ne giedrys, o mini giedrys. Tai va. Dar tokių vis kiekvieną dieną, kol nešalta labai, tai kažką pasikrapštau, pasidarau. Ir aš jau tikiuosi, viliuosi, kad kai pavasaris bus, kad jau šita erdvė bus jau ne toks bardakas ir ne statybų biuras, bet normalios, bent panašios į dirbtuvės erdvė. Dabar kopiu pasimti šieno. Va čia. Pum, 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 pum. Tamsu. Ar ką matot? Gal nieko. Gal nesimato nieko, bet va šienas yra čia. Su šieno kitka aš jau varau. Dar kitkelę padedu čia. Jūs dar laukit, nieko čia panašaus.
ir reikia apsitvarkyti ėdžias kevai. Ar taip? Tik nedaėdėm, nieko. Tai visą laiką. Kas nedaėdė? Jau kas nedaėdė, tai negaliu. Šieno negali kitkas stovėti. Vat reikia įsivalyti šitą visą laiką. Truputėlį, nes čia tikrai daug šeriu. Negailiu šieno. Ir kadangi jų labai yra daug, tai tiek primėta va šitų šienų padraikų. Ir ką sumina, sušika, sumyžai. Ir dar lietus buvo didelis, tai irgi pritrypė. Per daug kanopų. 15 kart 4. Daug kanopų. Nu, negaliu net išsipakuoti, ne? Ar galiu? Galima išsipakuoti, ar ne? Pip! Nu, eikit, eikit, skanaukit. Didelis būrys. Nedaėdusių. Lai tegul suėda. Aš per tą laiką užkursiu krosnį. Ir po to išvešiu šitus mėšlus. Anksčiau vieną kartą į savaitę buvo karutis, o dabar jau kiekvieną mielą dieną po karutį. 3 kitkų per parą reikia. Tai galiu pasakyti tikrai nemažai, bet reikia sumažinti Danielius. Ant žiemos pasilik tik 10, tai 5 jauniklius, man atrodo, jei neklystu. Ir bet tai mažiau jauniklių. Žodžiu, 5 pateles pasiliksiu savo. Ir visus jauniklius reiks eliminuoti. Tiksliai, dėl preso pamiršau pasakyti. Aišku, aš jums nesiteisinu nieko. Man šitas, aš sakiau, tinkamas. Super, ačiū. Tiesiog daug kas nesuprato, aš paminėjau konstrukcinius minusus. Kuo vienas nuo kito presai geresni ir kad kiekvienas žmogus galėtų pagal save įsirinkti presą, ko kam reikia. Tai prasidėjo, aišku, daug kas supranta, ką norėjau pasakyti, bet dauguma ir nesupranta. Ne, maža dalis tiksliau nesuprato. Nugaidėlis seniausiasis priešė visų kitų. O, ir triušės. Bazarina. Ar ne bazarina, čia kažkokius dūnos kriaužlius sėdat. O, tai bailės. Nuostabus rytas. Na jau, koks šio rytas, jei pachmielas nedarytas. Gal norit kažką, kad papasakočiau, parodyčiau? Ai, kitas projektėlis. Vat, einu iškart parodysiu apie kitą projektą. Kitas projektas slepiasi tai čia. Aš čia truputėlį dar tvarkausi, bet čia visur bardakėlis, nėra tų didžiulių dirbtuvių. Vat, dviratukas pilnam komplekte. Čia iš vis 40 kubikų nėra, bet čia yra pašto dviratis. Tai va, šitą irgi turiu bent per žiemą pradėti judinti, kad pavasarį būtų šioks toks rezultatas. Tai kažką sukinsiuosi, bet aš jį nešiuosi į katilinę, nes jis daug vietos neužima, tai manau ardysiuosi šį katiliniai. Bet žiūrėkit, kokią konstrukciją stabdžių. Pum. O, pum. Pum, pum, pum. Ir vat stabdžiai. Čia yra angliškas dviratukas. Jei neklystu, kažkas apie 1940 kažkelintus metus. Taip pat mano rojalis, neuždengtas reiks. Pridengta. Javo nepridengta. Gavo aš tai jau tokius veidrodėlius naglesnius. Technikos ir projektų aš nepamirštu, kad ir daug darbų turiu ir vykdau, bet nepamirštu, nes technika mini dirbtuvės, aplamai dirbtuvės jau mano kraujuje įaugę. Namuose pastoviai atsiranda kažkokio maisto likučių. Tai ten duonos kriaužliai sukeitėjo, tai dar kažkas. Tai vat, bulka labai mėgsta vištos, tai vištom patrupinu. O vat jau tokius, kaip sakau, duonos kriaužlius, tai paduodu jau savo Danielę.
Nes, nu kam išmest, nes ūkyje visi produktai turi savo panaudojimo, kaip sakau, sritį. Ką mano donkiai norėjau sakyti. Kebra. Donkiai. Taigi, kurgi. Pirmūnas atėjo. Teikit. Kitam kraužlį kažkokį. Teik. Tu dar kartosi. Šnekta. Nekartosi. Nu. Tie. Aišku, Kevinas atima viską. Tas tai besotis ir berazumis. Tengėjau šį gabaliuką įspjaustyt, susirokos. O tu špiniautėjai paskutinis tavo bėdos. Nu, jo bėdos, ką aš jau padarysiu, kad eina kaip užmigęs, kiti jau žino, kokia tvarka yra ir jei nori spėt, tai turi biškį pajudyt savo storą šiknas. Jau reikėjo seniai susiruožimai, tai Javos baką pripildžiau pilną benzo, išėmiau akumą kraunasi, rojalio irgi reiks perkraut akumą, pripilt pilną baką benzino, nes pusė tik likę žiemai ir uždengt, jau manau tik tais pavasarį šį pajudinsiu savo mažuliuką. Tai vat dviratis dar vis tikėjausi kažkur tai išmint, kažką tai padaryti, bet jau irgi pakabinau į palubę. Čia va taip va. Nes tikrai jau manau, kad nebus galimybės man mint. Jei bus, tai su kitu paminsiu šito per druskas ar taip nevaikysiu. Kai pasidaro dirbtuvės, nu, ne garažas, tai gal dar visai ir yra čia tos vietos. Aišku, mechanizmų jau neįsidėstytum, čia kokių staklyčių dar kažko, bet taip minimaliam darbui, tai tinka. Ir šitos dirbtuvėlės šiokios tokios turi tokios, kaip sakau, žavesio, mikro čia būtų. Kažkada aš planavau čia darytis dirbtuvėlės, krapštytis motociklus, bet po to supratau, kad vieną motociklą įserdęs, antro jau jei įserdęs stovi šone, tai jau vietos nebeužtenka. O jeigu dar reiktų ir keturračius remontuoti, tai iš vis nebūtų įmanoma nei remontuoti, nei tvarkyti. Bet tokiem vat mini projektam, tai kol mini dirbtuvės neįrengtos, tai čia vis tiek šilčiau. Gali atsidaryti iš katilinės duris, tai iš vis čia bus šilta. Čia pasistatai staliuką ir darbuojasi. Tai kad net nekrauna, indai matomai gerą akumą įdėjo. Ką aš tada? Kraunasi, pasikrovė. Na, ir gerai. Geriau pasitikrint ir palikt tvarkingą. Nu, aišku, šį buvo ką tik užkūręs, tai jis šiek tiek padirbo. Tai liko tik benzino baką pripilti, bet kad kai pasižiūrėjau, neturiu švaraus benzino, turiu tik miksuotą benziną jau nutrimeriu ir drūžbai. Tai reikės nuvažiuoti į degalinę ir nusipirkti ir pripildyti pilną baką. Aš ant žiemos visą laiką palieku pilnus bakus, kad nerūdytų, nes jie metaliniai, ne plasmasiniai, tai maža ką. Geriau bus pilnas, nebus, nes jeigu stovėtų šiltam garaže, tai gali būti ir su apytuščiu baku. Bet čia tik aš taip darau. O Javos akumuliatorius tai kraunasi. Buvo įsijungęs, tai jau valandą laiko, beveik tuščius buvo, net realytė nesuveikė. Tai tegul pasikrauna ir žiūrėsim. Paliksiu stalčių čia, katiliniai, kad būtų galima. Tai va į šitą pusę gal vat apsitvarkysiu, nes ten per šalta, tikrai žiemą bus krapštytis. Ten tik su elektros darbais, tai vat galvoju apsitvarkyti šitą būstinę ir vat
įdėti čia tą dviratuką remontui. Ir šitą reikia paruošti darbam ir žiemai. Bet dar labiau lupa veja negu ratiniai šitie. Nauji dirželiai gerai dirba, man atrodo jau. Jo, pasilikau, aišku, ir senus. Išvariau traktorėlį, truputėlį irgi apsitvarkau. Prisipildau, susižiūriu, įsipučiu dulkes. Jau faktiškai šito nereiks man. Dar čia prisuksiu va šitus. Nes čia kažką sukau, man atrodo, leido kuras, tai apsitvarkysiu. Nulūžę šitie visi, lenciūgėliai, tai reikės pasidaryti naujus. Tai vat, benzino parsivežiau, prisipildžiau pilną baką. Dabar reikalas tame, kad žiūriu, biškį daro man sarmatą, mano remontas. Vat, varva iš reduktoriaus, kur perrinkau tepaliukas. Gal reiks pradėti naudoti hermetiką. Nes per šitą vietą. O gal ne, čia per išleidimo varžtą bėga. Gal nedasukau varžto, tik tai aš jau čia iš karto panikuoju, kad va per čia, kai hermetiko nenaudoju. O čia nieko nedrėksta, o tik čia per varžtą. Gali būti, kaip išleidau tepalus, nedaveržiu. Tai va, puikiai veikiantis, gerai veikiantis, kažkas klausėt kainos. Tai jisai hebrytė ne Lietuvos rinkai, nes už tiek nepirksi tikrai kapoklės. Aš ją pasiliksiu savo, tai nors daiktą turėsiu, o gerai smulkina, kapoja. Tai gal dar bus ir pakūrenimų, ir šiaip gerbūvio tvarkymuisi. Bet jis ne Lietuvos rinkai, nes jis per brangus yra. Tikrai niekas. Žodžiu, vis tiek neparduosiu, tai apie kainą nekalbam, nes po to labai susinervuoja abi pusės. Tiek aš susinervuoju, tiek jūs. Tai geriau kartais nutylėt kainą, nes vienam yra brangu, kitam yra pigu, o šitas tai tikrai, kam jie naudos šitą daiktą, tai jis yra labai labai brangus. Tai va, to kas nenaudos, tai gal ir pigus, bet jo ir nereikės tam žmogui. Nu jo, javo sakumas buvo įsikrovęs 4 valandas krauna. O, draugelį, ką tu? Kaip skerstuvės? Skanu buvo skerstuvės? Nu, šaunuolis. Čia dar kraunasi, kaip matau. Tegul. Ir kai visą laiką. Susitiksim kada? Kažkada, draugai. Ne, šiaip ne draugai, kolektyvas, ar bendraminčiai, ar dar kažkas. Tai susitiksim. Su tavim buvo Giedrys. Ir Hačikas. Ciao, amigos.